Naujoji 2014-2020 metų ES finansavimo laikotarpiu didelės investicijos pasieks Zarasus. Čia bus kompleksiškai sutvarkyta centrinė miesto dalis, įrengiant šiuolaikišką vietos produktų turgelį. Turgelis randasi labai patogioj vietoj, jau ne vieną dešimtmetį, tai yra centras Zarasų miesto, ypač būna daug lankytojų vasarą. Su visom uogom, su grybais, atvažiuoja daug pas mus atostogautojų. Laukiam rekonstrukcijos, todėl kad sąlygos pas mus yra nedarbingos, čia nėra nei stalų, nei suolų, nei stogų, nieko nėra. Nu ir tikėkimės, kad čia bus sutvarkyta ir bus viskas labai gerai. Pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą priemonę viešųjų erdvių tvarkymo projektams 23 vidutinio dydžio miestuose numatoma skirti 107 milijonus eurų.